Tęsime darbą su pastraipomis. Prisiminkime, kad pastraipa tai mažiausia teksto dalis, kuriai galima taikyti daugelį būtent pastraipos formatų. Nepamirškit, kad pastraipa tai yra viena mintis, jinai gali būti išreikšta vienu sakiniu, gali būti išreikšta ir 10 sakinių. Tačiau mes nededame enter atskiros eilutės, nei po kiekvieno sakinio, o sudedam sakinius ir pati programa suskirsto, kiek jinai telpa į tą eilutę. Mums nereikia kiekvieną kartą dėti enter. Nebent tai yra speciali eilutė, kaip šios dienos užduotyje yra eilėraštis, tai eilutė yra nukertama su enter. Nes eilėraščio rašymo struktūra, kad gautųsi ritmas, rimas, yra dėliojama atskiromis eilutėmis. Prisiminkime šiek tiek, ką mes su tom pastraipom darom. Tai mes turime lygiavimą kairinį, centrinį, dešininį ir abipusį. Štai čia ar ne mūsų yra kairinis, čia šitoje vietoje yra mūsų centrinis, dešininis ir abipusis. Kaip atrodo, kairinė teksto lygiuotė, jinai lygi šitoje zonoje, būtent prie kairio krašto. Centre jos lygiavimo centras per centrą yra iš abiejų pusių, bet būtent orientuojamasi į centrą. Dešininė yra ties dešiniu kraštu ir abipusė lygiuotė yra štai iš abiejų kraštų. Ir čia lygų, ir čia. Tai dažniausias formatas yra knygose, tačiau knygose nėra vieno dalyko, tai tarpų skirtumo. Nes dažniausiai mes jau ten knygose žodžius skaidome, keliame skiemenimis. O jeigu ir nekeliame, tai yra smulkesnis raštas, jisai talpinamas ir tie tarpai taip ryškiai nesimato. Ką mes dar su tomis pastraipomis darome, tai yra kopijuojame, įklijuojame, iškerpame ar net atšaukiame veiksmą, tai yra standartiniai Windows operaciniai veiksmai greitaisiais klavišais. Dar galime ar ne nustatyti paraštes, bet mes apie paraštes dar intensyviau kalbėsime kitose pamokose. Dabar einame būtent prie mūsų užduoties šiai dienai. Jūs turite užduotį, būtent ją atlikti reikia su teksto redaktoriumi. Jeigu dirbsite su Microsoft Word redaktoriumi, jums rėmelis išeis toks, koks yra pavaizduotas pavyzdyje, o dėl laiko stokos nerodysiu, kaip tai daroma su LibreOffice teksto rengiklės pavyzdyje. Yra 9 užduotys. Pirma, kiekvienam stulpeliui parinkite tinkamą teksto lygiuotę ir išlygiuokite. Tas pats galioja ir teksto pavadinimui. Jeigu žiūrėsite, teksto pavadinimas yra centre. Pirmas stulpelis yra išlygiuotas kairinė lygiuotė, vidurinis stulpelis, antras stulpelis yra centrinė lygiuotė, o trečias stulpelis panaudosime mes dešininę lygiuotę. Visą tekstą, kas yra čia surašyta, jūs nusirašote į Word ar į LibreOffice lapą. Kaip tai atrodo, tai jūs tiesiog pasirenkate naują dokumentą, įsirašot pradžioje pavadinimą, ar ne? Mokyklos sode, tuomet jūs žiūrite vėl į nustatymus. Jeigu mes pasižiūrėsime į antrą punktą, pavadinimo šriftas Algerian 28 dydis. Einam ir iš karto padarom. Nepamirštam, kad tai, ką mums reikia keisti, mums reikia pirmiausia pasižymėti. Mes pažymime šitą teksto dalį ir mes tada einam, ieškome Algerian šrifto ir nustatome 28 dydį. Štai. Ir kaip minėjau, jisai yra centre. Todėl parenkame mes jį centre. Nenustebkite, kad jums vaizdas neatrodo centre. Mūsų rašymo zona, jeigu prisimenate, yra liniuotė, šviesiai
šviesesnė spalva reiškia, kad tai yra mūsų rašymo zona, o tamsesnė spalva reiškia, kad tai yra paraštės. Jeigu jūsų paraštė šitoje pusėje yra daug didesnė, todėl jūsų lygiavimas taip ir atrodo, kad ne iš tikrųjų lapo centre viskas vyksta. Tai priklauso būtent nuo to, kiek mes atitraukime paraštės. Šitą turite, dedate enter, nes jums reikės kitos eilutės. Jeigu jūs nuėjote į kitą pastraipą, kitą eilutę, jums automatiškai vyksta to pačio formato visas veiksmas. Jeigu aš bet ką parašysiu, matote, ar ne, Algerian. Tad prieš rašant, pirmiausia, jūs nustatykite pirmo posmelio nurodymus. Tai yra pirmo posmelio, trečias punktas, pirmo posmelio šriftas Arial dydis 16. Tai štai, taip ir padarote. Arial susirandate šriftą ir nustatote 16. Ir dabar reikia nustatyti lygiuotę. Lygiuotė šiuo atveju yra palei kairę pusę, tai jinai yra kairinė, ar ne? Ir štai pradedat nurašinėti tekstą. Nurašot šitą tekstą, padarykite eilutės tarpelį, tiesiog 2 kartus enter, ir tada nusistatot antro posmelio nurodymus. Antras posmelis yra šriftas Kurial New, dydis 18. Trečias posmelis vėl paliekat eilutę tuščią, trečias posmelis šriftas Tahoma, dydis 20. Dabar pažiūrėkite, pirmą posmelį paryškinkite, o trečią pabraukite. Pavyzdyje tas nėra visiškai įrašyta, bet vykdote pagal įrašytus nurodymus. Noriu, kad matyčiau, kad mokate skaityti nurodymus. Kaip tą padaryti? Pilnas sodos obuolių pirma eilutė. Aš ją pasiimu, perrašau. Pilnas sodas obuolių. Nepalikite klaidų. Pamatėt klaidą, padarėt, išsitaisot, dedat kablelį ir tvarkot. Pilnas sodas obuolių. Jeigu man jį reikia paryškinti, jūs pasižymite visą tą tekstą, kurį reikia paryškinti. Šiuo atveju man reikia šitą tekstą paryškinti, ar ne, aš jį pasižymiu. Ir yra P raidė arba B pustonis, ar ne, paryškinintasis. Jis pastorina tą, paryškina šriftą. Jeigu jums reikia pabraukti, pabraukimą. U LibreOffice su pabraukta raide. Tai yra pabraukimas. Tai vat šituos nustatymus padarote ir žiūrite toliau. Kas dar toliau, ar ne? Įterpkite paveikslėlį ir išdėliokite, kaip pateikta pavyzdyje. Jums reikia atsisiųsti paveikslėlį obuolys ir jį įsikelti į darbą. Kai jūs atsisiunčiate paveikslėlį, jūs tiesiog atsistokite kažkurioje ramioje vietoje, kad ten, kur yra kursorius, ten jūs jį ir įkelsite. Kaip tai daroma? Paėmame, einame į įterpimas kortelę, paveikslėlis, ar ne, ir tada mes ieškome, kurgi tas paveikslėlis. Pas mane jis yra prie pamokų medžiagos ir aš tada einu, susirandu savo tą paveikslėlį. Štai yra obuolys, pasižymiu jį ir įsiterpiu. Jis yra daug didesnis, negu mes turime pavyzdyje tų obuoliukų. Tai ką aš padarau, aš jį susimažinu. Tiesiog greičiausias būdas, kad greičiau viskas vyktų, paimu taip ir susimažinu. Kad aš galėčiau jį nešioti ir dėlioti ten, kur man jo reikia, pasirinkite iš maketo parinkčių, kad būtų jisai priešais tekstą. Bus paprasčiau. Nustatot ir ką dabar aš galiu su juo daryti? Aš jį galiu kur noriu ten nešti, kur noriu ten padėti. Man reikia tų daugiau obuoliukų. Antrą kartą įterpti nereikia. Jūs jau vieną įsiterpėt, nusistatėt, jums belieka nusikopijuoti. Panaudojame CTRL-C ir tada mes tiesiog įsiterpėme pas mane kažkur kitur. CTRL-V. Štai, kiek mums jų reikia, tiek mes įsiterpėm.
kur vizualiai juos nešti, pasižiūrit pagal pavyzdį, susinešiojate ir taip jums bus daug paprasčiau. Kažkur tenais paskaičiuokit, kiek ten obuoliukų reikia, kaip juos ten pakilot reikia ir viskas bus gerai. Ko mums dar reikia? Pasižiūrėkime į užduotį. Paveikslėlį jau padarėme. Uždėkite lapui rėmelį, nuspalvinkite lapui foną. Pavyzdyje pateiktas fonas yra šiek tiek pereinamų spalvų. Užtenka jums parinkti vieną spalvą. Pradėsime būtent nuo fono parinkimo spalvos. Šiek tiek eiliškumą sukeisime pavyzdyje. Einame į dizainas, puslapio spalva. Štai va čia yra puslapio spalva ir mes parinkime kažkokią tai spalvą. Turim puslapio spalvą, vieną tašką turim, ar ne? Ir tada, ko mums dar reikia? Mums reikia puslapio kraštinės. Ta pati kortelė dizainas, puslapio kraštinės. Nueiname į puslapio kraštinės ir turime mes šitą situaciją, kur matome, kad yra tam tikri stiliai. Jų yra daugiau, jeigu mes čia pasižiūrėtumėm, ar ne, įvairiausių kraštinių stilių. Galima pasirinkti pavyzdį, spalva automatinė arba ten kažkokia tai kita spalva, bet pagal pavyzdį mūsų yra ornamentas panaudotas. Tai jeigu mes išsiskleistume ornamentą, pats pirmas variantas yra obuoliukai. Mums jo ir reikia. Štai ir spaudžiame gerai. Štai turime obuoliukus. Jeigu mes sumažintumėm vaizdą visą, kad matytumėm, rėmelis visas pasidaręs aplink visą mūsų darbą. Visi žingsniai. Nėra reikalavimuose nurodyta, kad jūs nuspalvintumėte tekstą, todėl galite pasirinkti spalvinti, nespalvinti. Trūksta 1 balo. 1 balas susideda iš teisingo pavadinimo. Teisingas failo pavadinimas turi būti toks. Aš einu jį išsaugoti, ar ne? Įsirašau, naršau, kur aš jį išsaugau, kad aš žinočiau. Aš pasirinksiu šiuo atveju tiesiog tik darbalaukį. Ir dabar turime failo pavadinimas. Mokyklos sode tai ima pirmą eilutę, bet mums reikia ko? Visada, kai darome tekstą, bet kokį failą saugome, pirmas dalykas – jūsų vardas iš didžiosios raidės, dedame tarpą, pavardė, dedame tarpą, klasės numeris. Šiuo atveju, tarkime, 6, ar tai A, ar tai B, nesvarbu, priklauso nuo jūsų klasės, dedame tarpą ir raktinis žodis. Šiandien šio darbo raktinis žodis yra eilėraštis. Viskas. Mums papildomą failo galą, plėtinį, pridės automatiškai. Su ta programa, su kuria dirbam, ir spaudžiame įrašyti. Kai mes įrašome teisingai, mes matome, pavadinimas pasikeičia. Štai čia viršui pasikeičia tas pavadinimas ir mes pagal tai galime žinoti, kad tikrai įrašėme teisingai. Ir atliktą darbą atsiunčiate, kaip mes esame sutarę. Su Libre yra šiek tiek niuansų, kam reikės pagalbos, parodysiu, pabandysiu kitą pamoką, nes mums buvo kliūtis su šiandienos pamoka. Sėkmės dirbant ir susimatom kitą kartą.